Didžioji dalis reklaminio turinio yra ignoruojama todėl, kad kalba apie produktą. Ir tai skamba absurdiškai. Juk visa rinkodaros industrija egzistuoja tam, kad kalbėtų apie produktą. Tiesa? Ne visai. Produkto savybės, ką produktas turi, ir naudos, kas iš to vartotojai, yra tik 2 iš 6 lygių, kuriuos gali naudoti savo auditorijai pristatydamas savo verslą. Per ateinančias 10 minučių parodysiu, kas yra likę 4 lygiai, paaiškinsiu, kaip jie veikia, kodėl jie yra žymiai paveikesni tavo auditorijai ir kaip tai gali pritaikyti savo produktui ar paslaugai jau šiandien. Pabaigoje taip pat pasidalinsiu nemokamais ją įrankiais, kurie padės tavo reklamą padaryti žymiai paveikesnę. Taigi, ką daro didžioji dalis verslų Lietuvoje? Pirmadienio rytas. Reikia naujo turinio. Ką darai? Didžioji dalis pradeda nuo to, ką žino geriausiai. Nuo savo produkto. Jo savybių, ką produktas siūlo ir naudų. Kas iš to tavo auditorijai. Kartais šiek tiek kainodaros, galbūt šio mėnesio pasiūlymas. Ir visą tai atrodo logiškai. Kalbėkime apie tai, ką parduodame, ar ne? Ne. Problema ta, kad lygiai tą patį šiuo metu daro kiekvienas tavo konkurentas. Žmogus tavo tikslinėje auditorijoje mato 10 identiškų pasiūlymų ir visus juos praskrolina vieną po kito. Praeitame video kalbėjau apie tai, kad statistiškai 97 ar daugiau procentų pasiektos auditorijos visą reklaminį turinį tiesiog ignoruoja. Šiandien pakalbėkime apie vieną iš pagrindinių priežasčių, kodėl taip nutinka. Pasižiūrėkime, ką konkrečiai sako didžioji dalis reklaminio turinio. Pirmas lygis, apie kurį kalba praktiškai visi – produkto savybės. Kas tai yra, ką produktas turi, kuo skiriasi nuo alternatyvų. Paimkime 4 skirtingus pavyzdžius ir pasižiūrėkime, kaip jie skamba. B2B – buhalterinės apsaugos paslaugos. Tipinės savybės – pilnas buhalterinis aptarnavimas, PVM deklaracijos, darbo užmokesčio skaičiavimas, ataskaitų teikimas VMI, patirtis nuo 2005 metų. B2C – odontologijos klinika. Implantai, skaitmeninis nuskaitimas, estetinis plombavimas, dantų balinimas, burnos higiena, nemokama konsultacija ir taip toliau. B2B – reklamos agentūra. Strategija, turinio kūrimas, socialinių tinklų valdymas, client services, mokama reklama, analitika ir ataskaitų teikimas. B2C – jogos studija. Kažkokio tipo joga. Grupinės ir individualios pamokos, patyrę instruktoriai, patogi lokacija centre, patogus parkavimas ir taip toliau. 4 skirtingi verslai ir visi 4 skamba taip, kaip skamba kiekvienas jų konkurentas. Nes savybės yra universalios. Jas turi visi toje pačioje kategorijoje dirbantis verslai. Antras lygis, kuris sutinkama šiek tiek rečiau – produkto naudos. Tai jau pirmas bandymas nustoti kalbėti apie save ir pradėti kalbėti apie savo klientą. Kokias naudas sukuria produktas ir jo turimos savybės, kas iš to tavo klientų. Buhalterija. Sutaupysite laiko, išvengsite klaidų, galėsite susikoncentruoti į savo verslą. Odontologija. Graži šypsena, mažiau skausmo, malonus burnos kvapas, komfortas burnoje ir taip toliau. Agentūra. Daugiau matomumo tavo verslui. Augantys skaičiai, nuosekli komunikacija ir taip toliau. Joga. Daugiau lankstumo kūne, mažiau streso, geresnis miegas. Jau geriau, bent jau kalbame apie klientą. Pabandyk atsistoti savo kliento vietoje ir atsakyti savo nuoširdžiai. Ar tokie pareiškimai bent kažkiek išskiria tave iš konkurentų, žiūrint iš tavo potencialaus kliento pusės? Greičiausiai ne. Nes naudos irgi yra universalios. Bet kuris konkurentas gali pažadėti ir žada lygiai tą patį. Produkto savybės ir siūlomos naudos tai yra tik 2 vertės lygiai, kuriuos savo komunikacijai naudoja praktiškai visa industrija. Ir 99 procentai viso turinio, kurį matome kiekvieną dieną, sukasi apie šiuos 2 dalykus. Bet tai yra tik 2 lygiai iš 6. Pasižiūrėkime, kas slepiasi toliau. Nuo čia prasideda erdvė, kurioje atsiranda tikras kontaktas su tavo auditorija. Nes nuo 3 lygmens mes visiškai nustojame kalbėti apie tavo produktą ir pradedame kalbėti apie žmogų, kuriam tas produktas skirtas. Taigi, 3 lygis – problemos, kurias padedi išspręsti. Ne naudos, kurias sukuri, o konkrečios kasdienės trintys, kurios dingsta dėl tavo produkto. Tai yra esminis skirtumas. Nauda sako, ką gausite, problema sako, ką nustosite kęsti. Buhalterija. Smulkaus verslo savininkas, kuris kiekvieną ketvirtį praleidžia savaitgalį bandydamas susigaudyti VMI reikalavimuose ir kiekvieną kartą jaučia, kad kažką padarys ne taip. Jo problema yra ne trūksta buhalterio. Jo problema yra, aš nuolat bijau, kad vieną dieną atsibus mokesčių inspekcija ir paaiškės, kad kažką suvedžiau ne taip. Odontologija. Moteris, kuri jau 3 metus vengia fotografuotis, nes nemėgsta savo šypsenos. Ne todėl, kad dantis labai blogi, o todėl, kad kiekvieną kartą matydama savo šypseną nuotraukoje jaučia diskomfortą. Jos problema ne man reikia dantų balinimo. Jos problema yra, aš vengiu momentų, kai turėčiau džiaugtis. Agentūra. Rinkodaros vadovas, kuris kas mėnesį atsiskaito vadovybei, bet niekada negali aiškiai pasakyti, kodėl komunikacija atrodo būtent taip, o ne kitaip. Kiekvienam klausimui turi tik vieną atsakymą. Na, mums taip atrodė. Jo problema yra ne man trūksta agentūros. Jo problema yra neturiu argumentų, kai manęs klausia kodėl. Joga.
Žmogus, kuris kiekvieną vakarą atsigula ir dar valandą laiko negali užmigti, nes galvoje sukasi rytojaus darbų sąrašas. Bando meditacijas iš YouTube, bando kvėpavimo pratimus, bet niekas nepadeda. Jo problema ne man trūksta lankstumo, jo problema negaliu išjungti savo galvos. Jauti skirtumą? Pirmose dviejose lygiuose kalbėjome apie verslą. Trečiame lygyje pradėjome kalbėti apie žmogų. Ir žmogus kitoje ekrano pusėje pradeda atpažinti save. Ketvirtasis lygis – priešas, su kuriuo kovoja tavo prekės ženklas. Ne konkurentas, o kažkas, su kuo kovoja ir tavo auditorija. Aplinkybė, įsitikinimas, kultūrinė norma, stereotipas – kažkas, kas jiems trukdo. Priešas yra tavo vertybinė vėliava, kurią išsikeli kaip verslas. Pasižiūrėkim pavyzdžių. Buhalterija. Priešas tai sistema, kurioje smulkus verslas turi būti ir buhalteris, ir teisininkas, ir mokesčių konsultantas vienu metu, nors niekada to nesimokė. Arba absurdiškas lūkestis, kad žmogus, kuris gamina baldus, arba veda jogos pamokas, turi suprasti PVM deklaracijas taip pat gerai, kaip buhalteris su 10 metų patirtimi. Odontologija. Priešas tai kultūra, kurioje rūpinimasis savo išvaizda vis dar traktuojamas kaip tuštybė. Kur žmogus, kuris nori gražesnės šypsenos, jaučiasi, kad turi tai pateisinti. Lyg tai būtų kažkas nereikšmingo ar egoistiško. Agentūra. Priešas galėtų būti subjektyviais sprendimais paremta rinkodara. Visa, ką manote, kultūra. Kur susitikimai, kuriuose sprendimai priimami pagal asmeninės nuomonės, o ne pagal aiškius kriterijus. Kur laimi garsiau kalbantis, o ne aiškumas. Joga. Priešas tai produktyvumo kultas, kuriame poilsis ir atsipalaidavimas yra laikomas silpnybė. Situacijos, kuriuose atsipalaidavau, pabuvau ramiai su savo mintimis, skamba kaip prisipažinimas, o ne kaip pasiekimas. Situacijos, kur žmogus jaučiasi kaltas, kai pusvalandį laiko skiria tik savo. Pasižiūrėk, kas keičiasi. Kai tavo prekės ženklas deklaruoja priešą, kuris rezonuoja su tavo auditorija, tu nustoji būti vienu iš daugelio paslaugų teikėjų. Tu tampi sąjungininku kovoje prieš tą pačią neteisybę, prieš tuos pačius įsitikinimus. Tai tarsi vertybinė vėliava, paskui kurią labai lengva eiti iš paskos. Kai rinkodarinė literatūra kalba apie genties, o ne auditorijos kūrimą, ji kalba būtent apie tai. Penktasis lygis – kaip tavo kliento gyvenimas pagerėja. Ne tavo produkto terminais, o to žmogaus kasdienybės pokyčių. Kas konkrečiai pasikeičia jo gyvenime į geresnę pusę, kai jo šiandien jaučiama problema yra išspręsta. Buhalterija. Savaitgalis grįžta savo. Ketvirtadienio vakarą nereikia sėdėti prie Excel lentelių. Pirmadienis prasideda nuo darbo, o ne nuo panikos. Odontologija. Pirmą kartą per 3 metus nekyla noras pasakyti, nenoriu fotografuotis. Tiesiog šypsaisi. Agentūra. Susitikimas su vadovu pirmą kartą baigėsi tuo, kad vadovas sako, aišku, tęskit, o ne, dar pagalvokime. Pirmą kartą visi komunikaciją supranta vienodai. Joga. Atsiguli vakare ir po 5 minučių užmiegi. Ne todėl, kad pavargai, o todėl, kad galvoje pagaliau tylu. Ir šeštasis lygis – kuo žmogus tampa. Ne ką gauna klientas, o kuo virsta. Identiteto transformacija. Be prekės ženklo buvau vienoks, su prekės ženklu tampu kitokiu. Žmonės perka ne produktus, o geresnės savo versijas. Buhalterija. Iš verslo savininko, kuris nuolat bijo kažką pražiopsoti, į verslo savininką, kuris žino, kad finansinė pusė yra sutvarkyta ir gali susikoncentruoti į tai, ką iš tikrųjų moka. Odontologija. Iš žmogaus, kuris vengia savo atspindžio, į žmogų, kuris nustojo slėptis. Agentūra. Iš rinkodaros vadovo, kuris reaguoja į nuomonės, į rinkodaros vadovą, kuris valdo procesą. Joga. Iš žmogaus, kuris gyvena ant autopiloto ir nuolat bėga paskui savo dienotvarkę, į žmogų, kuris pagaliau turi ritmą, kurį pats susikūrė. Pasižiūrėkime, kas ką tik nutiko. Mes kalbėjome apie tos pačius 4 verslus visais 6 lygiais. Pirmose 2 lygiuose kalbėjome apie produktą. Ir jeigu būtum žmogus kitoje ekrano pusėje, tokį turinį greičiausiai būtum ignoravęs. Ne todėl, kad pasiūlymas blogas, todėl, kad jis skamba lygiai taip pat, kaip ir visi kiti. Tokio tipo turinys aktualus tik labai siauram žmonių ratui. Tiems, kas kaip tik šiuo metu jau svarsto tokio tipo produktą. Tai yra jau egzistuojančios paklausos patenkinimui. Nuo 3 lygio viskas pasikeičia. Pradedame kalbėti ne apie produktą, tai yra ne apie save, o apie žmogų, kuriam jis skirtas. Apie jo situaciją, apie jo trintį, apie jo šiuo metu jaučiamus jausmus. Ir žmogus kitoje ekrano pusėje pradeda galvoti, ne čia kažkas man kažką pardavinėja, o šitie žmonės puikiai supranta, ką aš jaučiu. Ir kasgi geriau gali padėti man išspręsti mano situaciją, jei ne tie, kurie taip gerai mane supranta. Štai kur yra esminis dalykas. Didžioji dalis reklaminio turinio gyvena pirmose 2 lygiuose, bet tavo verslo klientas gyvena viršutiniuose 4. Tu kalbė apie save, apie savo produkto savybes ir jo siūlomas naudas. Bet ir jie galvoja apie save, apie savo problemas, apie tai, su kokiu priešu kovoja, apie tai, kaip norėtų jaustis ir kuo norėtų tapti. Atstumas tarp to,
Ką reklamoje sako verslas kalbantis pirmais dviem vertės lygiais ir to, kaip jaučiasi klientas, tai ir yra priežastis, kodėl 97 ar daugiau procentų auditorijos reklaminį turinį tiesiog ignoruoja. Ne todėl, kad to turinio nematytų, o todėl, kad tame turinyje nemato savęs. Pasitikrinti labai lengva. Pagalvok apie save kaip vartotoją. Kada paskutinį kartą kažkas tau surašė produkto savybes ir tu pagalvoji, kad, na taip, turiu tai nusipirkti dabar. Turbūt niekada. Kada paskutinį kartą matei turinį, kuriame atpažinai save, savo situaciją, savo frustraciją, savo norą kažką pakeisti? Kada paskutinį kartą pagalvojai, kad konkretus prekės ženklas tave supranta tiesiog puikiai? Jeigu taip yra buvę, greičiausiai, kad reagavai visiškai kitaip nei į savybių sąrašą. Tiesa? Būtent todėl viršutiniai 4 vertės lygiai reklamoje keičia viską. Ne todėl, kad savybės ar naudos nebūtų svarbios. Jos svarbios. Tam žmogui, kuris jau apsisprendęs pirkti ir lygina alternatyvas tarpusavį. Tuo tarpu visiems kitiems, kurie šiandien ryte atsibudo neturėdami planų kažką įsigyti, reikia kažko visiškai kito. Prieš baigiant, greitas pratimas. Pagalvok apie savo produktą ir pabandyk atsakyti į šios klausimus. Pirmasis. Kokią konkrečią kasdienę problemą tavo produktas padeda išspręsti? Antras. Su kokiu priešu galėtų kovoti tavo prekės ženklas? Kokia norma, įsitikinimas ar kultūrinė nuostata erzina ir tave, ir tavo auditoriją? Trečiasis. Kuo tampa žmogus, kuris pasinaudoja tavo produktu? Ne ką jis gauna, kuo jis tampa. Jeigu atsakymai ateina greitai ir konkrečiai, sveikinu. Tu turi medžiagos visiems komunikacijoms lygiams, kurių nenaudoja beveik niekas aplink tave. Jeigu atsakymai skamba abstrakčiai arba jautiesi, kad spėlioji, tai pirma vieta, į kurią verta investuoti laiką. Nes būtent čia slypi tavo galimybė išsiskirti iš visos tos lentynos, kurioje šiuo metu stovi kartu su visais savo konkurentais. Produkto savybės ir teikiamos naudos yra tik 2 iš 6 lygių, kuriais gali kalbėti apie savo produktą ar paslaugą. Kiti 4 yra vieta, kur tavo auditorija gyvena iš tikrųjų. Bet koks rinkodaros procesas, kurį gali suskaidyti į aiškius žingsnius, gali ir turi būti vykdomas su dirbtiniu intelektu. Kai turi aiškią struktūrą, dirbtinis intelektas gali tą struktūrą užpildyti tavo produkto kontekstu greičiau nei tu pats. Tu galvoji, dirbtinis intelektas vykdo. Šio video aprašyme rasi 2 nemokamus dirbtinio intelekto įrankius. Pirmasis padeda pamatyti tavo produktą per visus 6 vertės lygius ir parodo komunikacijos kryptį kiekvienam iš jų. Antrasis, iš praeito video, padeda identifikuoti, kokiom žmonių grupėms tavo produktas yra aktualiausias. Kartu šie 2 įrankiai duoda struktūruotą pradžią, kam kalbėti ir ką sakyti. Birželio 15 darysiu nemokamą webinarą, kuriame kalbėsiu apie visą rinkodaros sprendimų sistemą. Šias ir kitas metodikas, pilnus dirbtinio intelekto įrankius ir kaip visą tai gali dirbti už tave. Registracija nemokama, nuoroda aprašyme. Iki kito karto.